Sveiki visi, kas prisijungė. Ačiū, Rita. Ačiū. Žodžiu, situacija liūdna šiandien. Prastai šiandien su žuvim labai. Prastai. Tikėjomės, kad bent aš tikėjausi, kad šiandien bus geriau negu vakar buvo. Bet šiandien yra prasčiau. Žodžio, antroji betoniniai krantiniai tai 2 žmonės iš B lygos geriausiai turbūt turi. Tai Suvalkijos klubo Marius 7 karšius turi. Žodžio, paskui dar vienas vyrukas vardu, nežinau, su Nitro Maikė juoda. Jo, bet, nu, kažkaip tikėjomės, sakau, bent antrą dieną, kad bus geriau. Burtai daug ką lėmė. Ką, dar liko 2 valandos, 2 minutės, tai per 2 valandas tai dar galima sugaudyti. Reikia, kad tik tai ateitų tas karštis. Vakar šnekėjau su žvėjų keliu, jo, tai sakė 3 valandą atėjau karščią, žodžiu, likus 2 valandom, tai panašiai kaip ir dabar. Per valandą viską sugaudom. Žodžiu, 3 valandą svėrimai bus. Tai svėrimai iki 4 kažkur valandų panašiai. Paskui prieš 5, ant 5 gal greičiau. Bus apdovanojimai, tai bus ir A lygos apdovanojimai, ir B lygos. Tai bus smagu, žmonių bus bele kiek. Visi bus suvažiavę. Ir kol kas prastai čia. A zonai labai prastai, kol kas Paulius, man atrodo, sakė, 2 turi karšius. Smulki žuvis, žodžiu. Bet dar laiko yra, dar gali ta žuvis ateis ir valandą likus pilnumai užtektų, kad pritraukti. Variliuose buvom šiandien 5 karšiai. O, gražu. Gražu. Eisim į galą. Pasižiūrėti. Yra, kas sekasi, kas padarė treniruotės, kam pasisekė gerai, tai gaudau. Gaudau tų žuvies yra. Lygokovas. Ir sakė, neblogai sekasi. Palygimas. Čia reikia daug darbo įdėti. Ir dar sėkmės reikia. Kad pasisektų.
Traukia? Aha, Ruslanas traukia kažką. Pirmai mačiau traukia karščiai, nespėjo. Tai švariai. Kiek Ruslanai turi karšių? 8, sako, turi. Tai gražu. Kažką turi pasmulkiai žuvį. Kuojytė. Kuojytė. Reikėtų paklausti. Pirmai buvo prie Mariaus prieėjęs. Ralfas duoda su dviračiu pirmie atgal per visą krantinę. Šalma. Agnė sunkiai, Agnė sekasi. Sąžvaldas sakė, nei vieno karščio, dabar visai neseniai buvau nuėjęs. Jau kaip šnekėjau. Prastai. Nepajėgiau paprasčiausiai purti. Ta buvau trečiau nuvažiavęs. Ta, kur sėdi ąžuolas, tai visai štilius. Labai burtai nesukritų, įsitraukė į zonas tokias, kur nėra karščių tiesiog. Labai lyga šiandien kol kas. 2 žmonės irgi neblogai gaudo, tai iš Suvalkijos klubo vienas Marius gerai varo. Pirmai 7 turėjau karščius, tai dabar jau kokios 8, gal turi 9. Klausis. Ričardu kaip sekasi. Kaip Ričardai sekasi? Karšių yra? Ne vieno. Ultralaitas čia pas tave, ne? Ar pikeris? 360 špera. Špera, viskas aišku. Tai va dirba smulkiau žuvies, bet jos įmanoma. Vakar Modestas parodė, kad jos įmanoma pritraukti čia. Kas moka gaudyti. Kas? Nudžiugyk, mūsų sakyk, kokią 10 turi. Bet turėsi, viskas aišku. Dar neturi, bet nėra įduoda man šiandien. Aš ko nedalyvauju. Aš tokiuose varžybose ne. Anksčiau daugiau su feederiu, bet ne. Nu tam reikia laikų daug. Tų laikų tiek neturiu. Finansų. Ir kaip sako, dar reikia, žinai, dar reikia mokėti gaudyti. Kaip man tai sekasi? Prastai? Karšių yra?
neblogai. Karšių yra? Kaip kas visai neturi karšių? Jo. O kaimynai kaip? Viena irgi? Tau Tomai linkėjimai nuo Vickos. Čia mačiau neblogai sakas irgi. Traukia pirmai tų karšiukų turi. Na, o kiek čia karšių turim? O, gražu. Kiek turi? 10. Молодец. Šaunuolį. Ką? Sunku ką komentuoti per viduriuką. 10 karšių tai jau gražu. Vadinasi, kaip sakau, treniruotės duoda kitiems savo, kažkas radė raktus. Čia irgi turim nedidelis, bet takuoja gražiai, jo. Prastai šiandien kažkur tais nudaž. Dar tikiuosi, kad laiko yra ir dar išvažiuosi. Bet sakė, kad karšių yra masiškai. Sveikas, Maikla, sveiki visi, kas prisijungėt. Karšių yra, sakė, nuleidė, tai virš karmuškės ant valų, vienas negliai kabo, bet neima jisai. Tai aš tikiuosi, kad jisai dar pradės. Dar 3 valandos. Likę, tai žiūrėt pas tą žmogelį paklausim, kiek turi, kiek jis gaudo. Jis vakar karpus gaudė, šiandien smulkį žuvį. Šiandien, žinau, Maiklai, sunkiau šiandien. Aišku, yra pavieniai, turi kas karšių. Bet ne to, ko tikėjausi. Nu, bet dar laiko yra, dar 2 valandos likę. Per valandą laiko gali taip šaut, kad ten kas metimu gali tą karšį traukti, jeigu pastatai, tai jis pradeda ten pastai maitytis. Tai. Einam iki galo, bandau apsiklausinėti, kas kiek turi. Kad žiūrėt, nuo kur pradėti svėrimus, paskui transliaciją daryti. Linas Varanauskas. Kaip Linai sekasi? Pusę bybė. Jo, Čia gera dabar, blogiau. Nesikeik jo. Kiek karšių turit? Ne. Aha. Nu, gal laiko yra. Bus dar. Aiškas jaukės. Jau žmogus nematė, kad darau tiesioginį. Bet taip nuoširdžiai pasakė. Vainam, vis kojas ištiesis jisai va savo. Kojas ištiesis savo lapą. Pritraukęs karšių pilną sietką. O karšiai plaukoja tiesiog. Nu ir kiek karšių turi? Po teisybei nežinau. Neskaičiavau. Dar ir taip būna? Ne, neskaičiavau, ten pirmus 2 atsimenu, po to jau kažkaip nesikoncentravau. Nėra daug, kokie 6 gal kiek. O, kaip gražiai suvaltijot. Ir kibą nupjovė į brofkę. Jo, matyt, ar ši brofkė yra gaila. Gaila.
Da palaukit, da beveik 2 valandas. Tai da laiko yra, da galit taip suduot, kad... Visi taip sako, aš tai ne, aš tai sako, neuždarinėjau, o mintyse galvoju, tu tik pradėjai gauti. Čia yra sportas. Čia jeigu tai nereikia kovoti, o jeigu atvažiuosi, sakysi, tai jūs gaudykit, ar sėdėsiu, tai... Ja. Ir einam toliau žiūrėti iki galo, kas ten vyksta. Ačiū, Markai. Ačiū visiems, kas prisideda dovanėlėm. Renkam, reikia fotoaparatą nusipirkti, reikia susirinkti mėgėlius. Būtų galima padaryti nuotraukų. Kaip, Martynai, pasitaisė gal? Nenuleiskit rankų, da laiko yra. O kaip tau, Ignai? Labai prastai. Nu jo, keista, čia šiandien ta diena tokia. O kaip sektoriai pasikeitė žmonių. Tai jo, traukia burtus per nolį, žinai. O šiandien tiektas kažkaip ten, aš įsivaizduoju, nes turėjau antroje sėdėjau, tai trečią perėjau. O pasikeitė veidai. Bet yra, kažkas pagauna, kažkas turi 8, kažkas 6 karšiukus turi. Aišku, pavienė, bėdas, kada laiko yra, tai tikimės, kad dar kokia čia antra, kur tu gaudė. Kaip, Donatai? Prastai. Kažkaip įdomiai, šiandien matyt karščiai sukilo, pašnekėjau su Martynu pirmai, tai sakė, kad valų, sako, iš karmuškės ištraukęs nargliai kabų, sako, nenusileidžia karščiais viskas. Jo, kam nesunku, patapykit, 3 valandą svėrimai bus. Paskui apie kokią prieš 5, apie 5 turėtų prasidėti apdovanojimai. Tai bandysim, žiūrėsim, jeigu išeis, jeigu nebus pavargę vyrai, bandysim pakalbėti laimėtojus.
nuleisiais į kalbas. Būna taip ir pavargę ir nenoriu net kalbėti. Nu, parūkau aš su namus pasas. Tai žmonių gal, žinai. Šiandien daug kas policiauja. Būt gerai šiandien. Štuką 600 surenka. Šiandien du pasidarė, tai jau gydė. Jo. Kalbingai pasidarė, tai nieko nepagauna, tai gydė. Kaip reikalai? Sunkiai? Jo, čia rusnė. Ne, jisai sėdėm atrodo trečioje krantinė. Bet į trečią nevažiuosi, bet esu ryšiu, tai ten tragiška tiesiog. Ten tragiška. Ten būtų labai gerai, labai tų bokštų pafilmuoti, kaip ir tuos sazanus ten galinėjasi. Neištraukė jie tų sazanų, aišku, bet ten yra. Buvau nuvažiavęs kaip ir vakar. 7 ar 8 kliovai, 2 tik tai išėmė. Čia taip rezultatai. Silpnai, o kaimynai? Kaimynas tas dirba, anas irgi dirba. Aišku. Uždarytas biškina. Tai jo. Kaip Edgarai sekasi? Po biškį. Čia jau po biškį, tai tas kiek karščių? 7 ar 8. Po biškį 7 arba 8. Čia tik dabar pradėjom išsivažiuoti. Ai. Nu šaunu. Šaunu. Nu tau kiprai kaip? Irgi 7. O. Tai neblogai, tai vadinasi po biškį karštis ateina gal. Pakilsi toliau. Bet toliau tai tai tragiškai. Vat ką tik pavyzdį matėm. Na, mūsų Valkiejos klubas. Kokia 15? Arūnai? Kiek? Ne ta vieta matyti. Burtai nepaėjo. Pas Marių buvo, Marius turi 7 ar 8. Nu jam sekasi, nežinau, jis turi ranką laimingą. O Martynui tai šakės, žopa visiškai. Kam žopa? Martynui. Jo. Karšių, sako, yra blecha, nu, ištraukia, sako, virš karmuškės, kabų, snargliai, sako, nu neimais, nieko nepatarai. Dar mažas žinoja. Jo, aš dar sakau, nu dar Jo, dar. Dar valandą 40, kai tik minučių liko, tai... Dar jo, neina, žinai. Jo, tai sakiau, nepasiduokit, duokit vyrai. Po kokią 30-40 karšių. Jūs tik tai gaudykit. O, čia kolmikas sėdi. O kaip jums sekasi? 5 turi. O, 5, gražus. 3 tokį nelabai, kitų didesnių tokį. Aha. Sazanų nepapuolė? O, čia paubišį gerėja. Gerėja. Uždėk lipduką, kad varžyba. Sveikas, Lince. Sveiki visi, kas prisijungė. Labą dieną. Sveiki. Kaip? Vienas karščias 3 nuėjo. O, blecha. Gaila. Ką daryti? Jo.
Aurimas, sakau, kad 10 turi. Taigi ne? 3. Gražus. Ne, daug kuršmarių ir vienas, nu, kažkas pagavo. Bet aš bijau sumeluoti vakar, čia man atrodo, kad čia tiek pagavo. Vieną, sakė vieną, sakė 2 kilogramų. Ai, tai... Jo, tai šiandien biškai jums geriau gal. Aišku, gaudykit. Kaip sekasi? Normaliai. O, normaliai. Pagaliau. Kiek karšių? O, tai 6 karšiai. Aha. Šaunuolės. Kaip sekasi? O, nykštis į viršų, vadinasi gerai. Kiek karšių? Neskaičiuoju, sakau. Nėra kada skaičiuoju. Einam, čia kraštinis. Kraštinis. Gal būsimą tėvą. Panašu, kad traukia. Ačiū. Sveta. Traukia karšiai. Galėtų būti kokių 4 kilų, 5. Nematau komentarų, žinau, kad ar galite atsakyti mano klausimą, to jo, laukit, pažiūrėsiu. Laukit, kada ištrauks. Ai, gražus karšiukas. Gražu. Kelintas Romualdai? Karosas antras. Ai, čia karosas? O karšių kiek? O, tai gražu. O per varžybas galima artims? Ne, nu tai tie, kurie nedalyvauja varžybose, tai jie sėdi, ten žmonės va poilsiauja toliau. Negalima, sektoriai yra sužymėti viskas. Negalim. Nu va, šitą galą paubiškai gerėja, tai vadinasi, aš taip jeigu sprendžiu, tai va, jie pradeda kilti į viršų. Žiūrovam, jo, čia žiūrovam ant kelių galima, aišku, čia yra vietos, aprašau, tik negalima į zoną įeiti. Čia kur kuoliukai suspėkti, jau ten negalima žiūrovai. Aš turiu leidimą, kadangi darau tiesioginę transliaciją, tai gražiai nemaišydamas užeinu, kad parodyt jums gražesnių kadrų, kaip vyrai traukia. Ačiū, Barok. Spasiba, nežinau, kas metė. Ačiū. Bet va čia paubiški reikalai taisusi, tai karšiai kyla. Bet panašu, kad čia, man atrodo, ir pradėsim gal svėrimus jau nuo šitos pusės šiandien. Kačiukas iki 3 valandos. 3 valandą svėrimai. Kažkur iki 4, paskui prieš 5 turėtų būti apdovanojimai. Tai apdovanojimai bus dideli, bus A lygos, B lygos apdovanojimai. Žmonių bus bele kiek, bandysim kažką pakalbėti. Gal kas kokią paslaptį pasakys. Aha, žūklėviai duoda
Nu šitai vyrukai moka žvejot. Moka. O, kaip gražiai. Sako, šerykla nesiplovas, tai va, tai matyt užmetė iš karto kliovas. Yra. Nedidelis, bet yra gerai. Čia kiekvienas gramas svarbus. Tai man reikėtų nuo čia pradėti, nežinau, matysim, bet kažkaip per pačiam priekį, kur turėjau būti daug tų karšių, tai šiandien jau nėra. Bet, kaip sakau, dar kaip Alfonsui sekasi? Sunkiai. Sunkiai? Sunkiai, jo. O kaip vakar sekėsi? Irgi blogai. Lecha. Nu da laiko turit, nenuleisit rankų, bus gerai. Taip, kovokim iki galo. Teisingai. Jau yra Paulius. Paulius pačiam priekį sėdė. Pačiam priekį. Jo, čia vyksta Lietuvos dugnės meškerės čempionatas. Antras etapas. Varžosi A ir B lyga. Tai jeigu B lyga per 4 etapus būna pirmam trejetukį iš B lygos, tai patenka į A lygą. O A lyga jau varžosi, kiek suprantu, dėl to, kad patekti į pasaulio čempionatą. O pasaulio čempionatas vyks kitais metais čia Skirvytėj pas mus. Tai suvažiuos vis pasaulio žvaigždės. Čia bus gražu. Bus gražu pažiūrėti. Šitų varžybų šįmet va Skirvytėj bus daug. Plius dar Starfišas. Kitais metais. Daug dievo, kad kitais metais jau karšių būtų masiškai. Būtų ką pažiūrėti. Jau traukia per naują. Čia jeigu tai būtų, tai žinai, čia būtų nesažininga. Bet būna, man atrodo, aš nežinau, kaip jie čia traukė, nemačiau, bet tai per paprastas varžybos tai būna, kad jis traukia tą patį. Bet aš abejoju, kad čia tai buvo. Poviliukui, žinok, nelabai turbūt. Nors tai ta zona tokia prasta, žinai. Sėdė Povilas, šeisiu dabar iki jo. Povilas sėdė, Paulius sėdė, Salamakinas ten kažkur netoli, nu žodžiu, ten stiprus sėdė, bet ta zona tokia kaip ne mirtininkų, bet sunki zona. Tada pirmai per daug neklausinėjau, dar čia pirmas valandas dabar einu, pakalbinu kas kaip. Jo, buvau Maiklai kitoj krantinėj. Bet ten šiandien prastai labai, tai net nevažiuosiu atgal jau žiūrėti barelį. Ten, ryšio nėra, tai aš nežinau ten. Nejums tą malonumų, kad ten stringa viskas. Nors ir du internetai pas mane ir labas yra, ir Telijaus tas nešiojimas. Bet ten tragiškas ryšys. Tai pasiliksim čia, tik pasvarstysim, nuo kurio galų sverdavo. Dar vienam gale yra pagavę biškį ir kitam gale. Tai kaip sekasi? Ai, žiūrint, kuri lyga. O čia jūsų kuri? Čia A? Tai ant A. A, ja. Bet čia Fiderman klubas, tai turėtumėte jūsų duoti gerai. Kaip pasakyti? Kiek karšių? Nežinau, nepasakė, aš negaliu įeiti pas juos. Ai, jūs iš žuklė? Jo. A, supratau. Kaip gintarė? Pusė velnio. Pusė velnio. O karšės, jeigu skaičių?
Buvo, čia šerpenki. Nu tai, gražu. Žinau, kad šitie vyrai moka, jie karšius raukti. Jie moka. Bet yra žūkliai mokama čia. Ta energija gerai buvo. Labai man. Tai o šįmet jie 4 etapai bus, ne? Ar 3? Marius pasakytas, ne? Tai, 3. man atrodo, arba 3 arba 4. Tai išeis į tą lygą kitais metais. Nu, žiūrėsim. Dar 2 etapai, dar šitas nesibaigs. Jo. Kaip ukrainiečiui sekasi šiandien vakar, tai jo, o nemačiau. Paskui perduosiu. Egidijų. Galim grįžti. Perduosiu čia netoli, nu, jie te šnekasi. Tegu šnekas, aš pasitau. O, kibimas. Kibimas. Palaukim, kol ištrauks. Kažkas yra. Nežiaugas čia vyksta Lietuvos ugnies meškerės čempionatas. Antras etapas. Vyrai varžosi. Skervytė. Lince ukrainiečių, žinau, tai turbūt šiandien tikrai ne taip kaip vakar. Bent kaip pačioj pradžioj buvau nuvažiavęs, tai mačiau, kad buvau pasiėmęs ultralaitą smulkmę gaudį. Ten sėdėjau priekyje, nieko gero, žodžio. O, turiu karšį. Skalnu. O, gražus karšis. Gražus, kaip 2 kilo. Ruslate toliau sėdė. O, šaunuolis. Tau linkėjimai. Tuoj pasakysiu nuo ko. Nuo Gedijaus. Ruslai gerai sekasi, man Ruslan. 7-8 atrodo. Dabar kol aš praėjau į vieną galą, atėjau į kitą, tai įtariu, kad gali būti daugiau pagavę. Yra po truputį, bet dabar aš kaip sakau, dar kiti dar tik tai įsivažiuoja. Bet kažkaip keistai, šiandien biškį keitėsi vietos. Vakar te, kur jinai nelabai būtų žuvis, tai šiandien geriau kimba. Bet kažkas turi po 7, po 8 karšius, turi po 5, po 4, po 3. O kiti dar laukia. Jo, buvo. Ir nebuvo sazanus. 1 valandą buvau šitoj krantinė. Išėmė vieną, kokių 2 kilų, kitą kokių 3 kilų. Anai, 3 krantinė, tai irgi tų sazanų yra ne vienas, nes kaip visą laiką jų neišima. Visų. Būtų gerai, kad jūs išimtų, bet važiuoja vyr treneris Alfas. Duoda.
duoda su dviračiu pirmie atgal. Bet jūkų nebeneša, ne? Valas švarus, viską mėgsta. Jau Rolfas važinėja su dviračiu pirmie atgal, iš čia duodasi. Jis su dviračiu, aš pieškom vaikštau. Kažkaip aprimo buvo užėjo toks būriukas. Vienas kitas. Siravo, dabar pulbiški rimsta. Be galbos. Jo, algi pagauna. Ne taip, kaip norėtųsi, bet kažkas 10 turi, kažkas 7, kažkas 8, kažkas 5. Žodžiu. Taip įvairiai, žodžiu. Jo, bet nėra, kaip sakau, nėra labai prasta. Aišku, palyginus su vakar, tai kol kas, bet dar valandą 20 turim. Per valandą 20 dar galima labai daug padaryti. Ten, kas sėdi pačiam prieky A zonai, tai jiem reikia valdytis kažkas aptūrė. Labai platu. Tai iš tiesų nežinau, aš niekad negaudęs, bet ten šitų kaip plaučiai, tai gal reikia mes kokį 100 metrų. Neaišku, kur tas karščias stovi ten. Nors te gaudo visi arti. O čia turim atrodo karščiai. Informatikas traukia. Čia iš informatika kažką. Vakar 25 kg, 700 gramų. Kažkas tokio, matau, kažkas skaičiavo. Žuvis karščias. Gražus. Tai vieta tokia nebloga. Sveikas. Ukrainietis nežvejot turi kariaut. Nu čia kaip, žinai, kažkas turi žvejot, kažkas kariaut. Ne kiekvienam tas karas duotas. Taip kad nemaišykim daug dalykų su žvejyboje.
3 valandą baigėsi. Sveikas, ačiū visi, kas prisijungė. Trečią valandą prasidės virimai. Marius linksmas, viskas gerai. Na, Mariau, dar ištraukė? Jo, Tau dabar kiek? 8 normalų ir 2 tie. Bet vis tiek karščias. Vis tiek karščias. Tada 10. Tai va, tai 10 karščių, na tai super. Super. Žinai, kiek ten seilių? Sazanų kol kas nemačiau, mačiau tokį nuo 3 iki 4 kilų tam tarpe. Sazanai pagrindas eina 3 krantiniai, ten prie tų bokštų. Ten turi hebrą ir po 10, turbūt kliovų ir po 15, bet ne visus išim. Nes tuo sazanų sunku susitart, kitas kaip pasimatė pireną, kuris nori. Kas svarbiausia, kaip šnekėjau su Linu, sako, dėj 14 pavadėlį nekimta, tai uždeda 12, metimas, kibimas, bet sunku jį suvaldyti, po 12 pavadėlį. Einam iki galo, pažiūrėsim, gal taisų situaciją. Aš manau, kad įmanoma. Jeigu nedidelį, tai kokie apie 3 kilų, tai vyrai moka tikrai juos ištraukti. Aš manau, kad ištraukia. Tas ir yra, kad ne visus ištraukia. Girdėjau iš tų šnekų, kad sakė, su 10 išima tokius po 2, po 3 kilus. Iš kokių 7 ar iš 10, 2 ar 1 ten tą. Irgi įmanoma. Va norėtųsi, kad visus išim. Jeigu kokia, tarkim, 10 kliovų ir 10 išėmė tų sazanų. Slanas neblogai sekasi, pirmai tai kad neblogai. Jo, čia reikia ne tik mokėti gaudyti, bet dar reikia ir laimės, visko čia. Viskas susideda. Treniruotės, laimė, žodžiu. Daug tų dalių sudedamųjų yra. Ne, Paulius traukia. Tuos nuo to. Povilą pirmai klausė, kažkas paklausė. Kaip Povilai sekasi? Karšių nėra, ne? Kaip Pauliau sekasi? Šaudus renku. Bet renki? Jo, prašau, kad tu filmuoji šitų laimę.
Jo. Tai tu gaspės. Čia žinok, Mažas, čia jeigu su tokiais žodžiais bus daugiau žiūrovų. supratau. Kontento padaugiau. Jo, jo. Supratau, irgi logiška. Tai va, gaudo mažą kojytę, procentą pagaudo karčiukas ir... Aš mačiau, buvo gražus startas tavo, tai labai buvo gražus. Tiesiog baigėsi, tada įsijungė lovą, ten pakratai po porą pagavo ir viskas, jis baigėsi. Reikia kažką patogu. Nu, bet svarbu dar nors tokia kimba, žinai. Jo. Nevaržybos, tau negaudo. Jo. Linkėjimai tau, Pauliau, nu. Dėkui, visiem irgi. O, gerai. Einam tolį. Vėjas Pauliaus nelabai girdisi. Blogai, nu čia nieko nepadarysiu aš. Bandysim paskui kaip padidinti garsą, kad jau kelsiu. Kaip ant krantiniais sukibimais. O, Tomai gerai, kad prisijungė. Gal Tomai palaštą į langelį pridėsiu. Papasakausi. Pas mus, palauk, užėk Tomai, aš tave pakeičiu. Alio. Nu, pasakau, kaip pas jūs trečioj. Lembačkai prašiau negu vakar. Jo. Yra keli, kas pasistatė tą karšiuką, žinai. A, yra kas pastatė. Pas mus turi kažkas po 10, turi po 8 karšiukus, po 5, po 6, po 2, po 3, nu bet čia tikrai sunkiau negu vakar, žinai. Jo, čia skiriasi iš vis, kai tai rūko yra. Jo, yra, bet yra daug vietų, nu kaip ir vakar, žinai. Vakar jos nedirbu šiandien, pradėjau dirbti tuos vietų. Jau sezonų tai šiandien nelabai bus. Vienas, gal tai bus per visą krantinę. Nu, žodžiu, prastai, valandą liko, kai vakar buvo kokie rezultatai šiandien, tai daug kas suai dabar rūko krantinė. Ai. Visa. Nu, pas mus tai taip nėra, kad nieko nepagaut. Pas mus vyrai, jeigu, žinai, tai smulkmę gaudo. Vis tiek kimba kažkas. Su Valkijos klubas gaudavo. Jo, aš buvau pas Marius, jis pirmai klausiau. Tai Marius turi 8, sakė, didesnius karčius, žinai, ir 2 mažesnius. Irgi su Valku. Jo, pliuplys. Marius pliuplys. Ai, su Valkijos? Jo. A, girdėjai, nedai. Nu, tai gerai jam, ne? Jo, jam gerai, bet... Neplepa turbūt Marius, o neįgaudo. Tai sakau, 8, sakė, gražesni karšiai, jau 2 mažesni, žinai. O tai da gaudo kas nors iš B lygos? Ten, matai, skiriasi. Iš B lygos yra vienas, nežinau, ten su Nitro Maike ar B lyga. Ten jisai, sakau, tai kiek turi, nežinau, sako. Sako, 2 suskaičiau, paskui sako, neskaičiavau, tai taip ir neaišku. Ar jis ten 8 turi, 6 ar 10, tai žinai. Jo. Bet jisai turi sezoną, aš turiu užfilmavęs, kaip ištraukį, žinai. Didelį? Nu, tokį, žinok, apie 3-4 gali būti. Aš jų nelabai didžio skiriu, žinai. Bet ne mažiuk. Ai, tai bus per svėrimą? Jo, tai dabar tik tai reikia nuspręsti, kur tą svėrimą pradėti filmuoti. Einu klausinėjau, kad daugiausiai turi nuo te pradėsi. Kažką parodyti, žinai. Tai palauk, ko vakar tu nebuvai per svėrimą? Kaip tai nebuvau? Ai, buvai antroje, ne? Jo, padariau yra, taigi jau net sukeltas tai yra, video yra įkeltas. A, tai nuo abiejų pusių, nesvėrė ir... Jo. Vakar pas jūs. Jo. Tai aš vakar pradėjau nuo A. Filmuoti svėrimą, nu taip, užfilmavau vakar. Tai apdovanojimus irgi bus? Jo, būtinai, nu tai ką tai irgi. Būtinai. Tai va, laukiam toliau jau. Jo, viskas aišku, gerai, Karšta, tai man tingi. Jo, davai iki.
girdėjau tiesiog, kad, nu, šiandien trečioj praščiau. Pas mus irgi čia kažkas, nežinau. Pagerėjo situacija. Ne. Prasta jau čia, nu, ta vieta tokia, blecha čia. Vakar tas pats buvo. Jo. Čia aš. Čia vakar tik tai vienas sugaudė šitas. Kaziukas, matau, jeigu neklystu, buvo čia kažkur. Neatsimenu, kažkuria vieta čia sugavusi. Taip pat gavas 26 kg. Ta prasme. Zonos. Ai, vakar 20, jo, apie 26-27 kažkas tokio. Apimkiau apie 25. Jo. O šiandien, kad čia toje vietoje, o kas sėdė dabar? Man atrodo. Ruslanas sakė, man atrodo 10. Jo, 10. Jo, vakar kaziukas 13 gavo. Na jo, čia jeigu turi pasisekti, žodžiu. Tai čia krantinė irgi. Jo, aš dabar va kalbėjau, sakė, nieko gero, nes stebuklų nėra. Pas mus geriausia, dabar buvau taip pat į galą nuėjęs, tai jau sako, iš pradžių tai visi sėdėjau tuščiau, dabar pradeda pagaudinėti, žinai. Ta karščiuka, tai vadinasi, jis po biškį juoda, bet kad jau tų laikų, Jo, valandą liko. nu, kai čia Kiek liko laiko? Valandą. kažkas reikia iš krūmų nugenyti. Juozas turbūt pirmai pas Juozą buvau. Būtų smagu, kad tų karščių būtų, nežinau, čia kaip rudenį būna, kad ten po 30, po 40 vienetų pagauna. Labai smagu. Pagerėjo situacija? Ne, sako Juozas. Viskas aišku. Čia tai visur prastai pas sezoną. Pats galas tik tai. Daugiau turi, žinai. Jo, o čia priekis prastai. Jo. Jo. Čia nieko kito nelieka, žinai. Smulkiniai visur šitoje vietose, smulkiniai. Lakučiai kojytės nedidelis. O, pirmiškai buvo. Tikriausiai, ne, pasiūlymai. Tai ir nežinau, ką darys tais svėrimais, nu, neįsivaizduoju, nuo kurios vietose Kazimieras kaip C3 sektorius, na, galėsiu nuėti pažiūrėti. Eisiu iš lėto dabar į tą pusę. Na, į mašiną atsigersiu.
Buvau Donatai, sveikas Donatai. Buvau pirmai nuvažiavęs pažiūrėti Modestui, tai Modestui geriau sekasi negu vakar. Dėl to, kad vakar Modestas gaudė su pikeriu šiukšlę, kurios irgi surinko daug. Bet kai buvau nuvažiavęs, turėjom, atrodo, 2 karšiukus, 2 kuojas ar 3 ten, žodžiu. Tai tikrai geriau sekasi. O daugiau aš ten nežinau, kas ten sėdi ir tai meluos daugiau. Kurioje vietoje? Skirvytė. Skirvytė varžybos. Davai, kažkiek luktelkit, atsigersiu, aš ir ateisiu. Ačiū, kas pasiekat, dėkui už dovanas. Gerai, einam pasivaičiuosim ir pasižiūrėsim iš lėto. Dar kažkaip jie primetė tie karšiai. Laukiam to išėjim. Pas Ruslaną reikia pastovėti, pažiūrėti. Iš čia laiks nuo laiko ištraukia po tą karšį. Ką, liko valandą laiko. Valandą laiko liko.
pasivaikščiot. Atsiprašai, C3 pažiūrėti, kas ten sėdi, tam C3, toli, čia įdomi. Čia D17. Čia rašyti. Armas traukia, panašu, kad karšiai traukia. Atsikabina. Kažkas atsikabina. Nu, kaip judesys. Tai kurva, tu baig su tais garsais tokiais, blėt, stresą įvarys. Taip gražiai. Flagmanai blogiau negu vakar, tikrai blogiau. Bet yra pavieniai, kas pagauna, kas turi 10 karšių, kas 5, kas 6, kas 7, tokių yra. Pavieniai, žvejų. Bet aš abejoju, bet sakė trečiai prastai, tai abejoju, ar bus geriau negu 25 kilus kažkas surinktų, abejoju. Nors dar liko 56 minutės, tai čia viskas gali pasikeisti. Tas karšys dabar gal pakėlės stovi kur nors aukštai ir gal nusileis. Jau laikas būtų jam pradėti leistis ir valgyti tam karšį. Jo, Ernyrai, bet jisai dabar sėdi šiandien kitoj krantinėje. Trečiai sėdi. Pirmai buvo ten važiavęs pasitėjęs, tai buvo nėra. Labai vietoje. Tai va, tai čia tos, kada 2 dienų varžybos vyksta, tai labai sunku 2 dienas stabiliai sugaudyti, bet įmanoma. Įmanoma. Norėčiau aš ten važiuoti, bet tą sakau, tą su ryšiu labai problemos. Tai čia, tai net nevažiuosim, pasiliksim čia. Tik nuspręsim, nuo kur žiūrėčiau tuos burtus, bet manau, kad žiūrėsim nuo ten, kur ir vakar. Čia sėdi stiprų sportininkai, tai vis tiek bus, aš manau. Bus.
Pernai nežinau, bet vakar kažkas sakė, kad 160. Kas yra? Ten matau kažkoks teisėjas. Jis gal žino. Kiek tiksliai čia jų yra. Ką taip? Bet žmonių tai kosmosas, sakau kosmosas. Karš. Atsikratom. Kaip Romka tau? Kaip, Egi, pasitaisai gal? Situacija. Ai, sezoną? Gražus? O, bet prašau. O tas sezonas jis daug ką dadeda. Ta 50 minučių laiko yra. Kertu. Stebu. Nu ar buvo tą karšį? Baigėsi. Baigėsi? Tai vadinasi visus išgauti, kiek buvo. O ką tu, Viktorai? O, nu tai.
tą galą pagal to tokį neišnešę, nes jeigu reikės, tai vėl pasimės. 48 minutės. Kaip rankos? Jaučiasi, ne, ant rankų. Ar pagerėjo reikalai? Orai įsitraukia. Nu, va. Dar turi 5 minučių beveik, kem 8. Dar gal paeis porą. O kaip tau dariau reikalai? Bet jūs žiūri visi, nori žiūri po 20 tų karščių, ne? Kodėl po 20? Man užteks 5. Va. Jo, bet šiaip aišku, kuo daugiau, tuo būtų geriau. Vieno noras yra kuo daugiau sugauti. Jo. Tai visi matom paskui kaip atveria, ne? Dėl manęs tai galėtumėt visi po kokią 30-40, visi. Na, kad jį turime, nežinau. Portalas geresnis. Būt įdomiau ir žmonėms žiūrėti ir jums smagiau ir man. Faktas, kaip gaudai, kad smagu, tai jo. Ja. Tai tavo malonumai žvejojai. Čia kažkaip nepraeina. Jo. Taip, kas čia ką turim? Liko 38 minutės. Pabaigos tveniam į galų, pasižiūrim. Reisim vėjai priekį ir nuo ten žiūrėsim svėrimus. Jo, hebrytę, papapinam per ekraną. Kam nesunku.
Kaip Ralfai sekasi? Sunkiai. Bet žiūriu, jūs nedaug atsiliekat matau nuo trečios, ne? Galėtumėt šiandien? Trečią mes jau apeinam. Apeinat? Ne. Čia šaunuolė. Trečią mes jau apeinam. Aišku, tu nori pirmos. Ne, pirmos mes nepasieksim niekaip. Toli, ja. Toli pasiekti, kad mus neapėtų. Bet trečią mes jau apeinam. Kiek aš turiu informacijos, tai Jo. trečią mes. Tai super. Šios sezonas. Ja, super tada. Šaunuolė. Paskui matys. O kiek šįmet bus 3 ar 4 etapai? 3. Tai dabar kitas bus kur? Kauno Mariose? Antros lygos Kauno Mariose, o pirmos lygos čia. Ai, tai gerai. Ja. O tiesa, va, tu Ralfai, tu žinai, kiek yra bendroji suma žvejų dabar pas mus? Per abi dvi Jo. lygas 135. Nežinau. Įspūdinga. Ja. Per O abi jeigu- lygas 135. O per pasaulio čiampą kiek būna? Visaip, bet toks variantas, kad panašiai tiek pat ir bus. Aha, Tai vat kaip dabar sektoriai sudėlioti, tai bus ir per pasaulio. bus tikra. Bus lygiai tas pats. Bus tikrai gerai, tada pasižiūrėti. Gal ir lauksim svyram. Tai va, 135 žmonės. Jo. Tai yra stipru. O, turim karšį. Ko gero ar ne? Atsikabinu. Va. Jonkin kaip su laimikė šiandien čiut prasčiau, bet yra. Yra karšių. Gal bus kaip vakar pavienių. Turi kas 10 karšių, kas 6, kas 5, kas 7, žodžio. Tai manau, kad nebus 25 kilų. Bet dar beveik pusvalandis liko, dar po kokius 3-4, tada drąsiai gali išimti. Čia tik tai reikia, kad užmetė, paėmė, ištraukė ir viskas. Jo, sazanų pasitaikė, buvo sazanų. Kaip visą laiką, buvo tokių, kurių neišima. Jo, įdomus. Pasižiūrėti, kaip gaudų sportininkai, tai labai įdomu. Pamatai visokių. Jau įdomiau. O, čia gerai įsikūręs. Nežinau, ar gerai įsikūręs, bet tik sustoviu ir žiūriu tokią žuvį. Na, aš kaip ateinu, taip jis ir traukia. Yra, Tai matai, tu geriau žinai negu aš. šaunuolis. Gražus karšis. Gražus. Ačiū. Štavanėlės.
Kelintas karšės? Nežinau. Sako, neskaičiavau, tai super. Super. Tada. Bet bus virš 10. Ne, sako, nebus. Kas jis ten? Labas, labas. Sveiki visi, kas prisijungė. Nedaug liko pusvalandis iki pabaigos. Pusvalandis iki pabaigos. Ką galiu pasakyti, kiek girdėjau, kad 3. vietą pasiims Tinca. Gero. Su Roku šnekėjau, tai o kaip srovė yra labai didelė? Kiek gramų? 60. O, sako 60. Jo, kažkaip matosi, kad nebūtų tų srovė didelės, bet aš mačiau ten, tarkim, A zonai, man atrodo, sėdė, tai kokiam, tai sėdė visai be vielų, karmuškų prisidėjo. Jo, bet tų sunkių reikės, nes tų sunkių, aš kaip sakau, tai rudenį. Rudenį reiktų sunkių, kai prasidės rovės, vanduo pakyla, tai paskui būna čia visko. Gerai, biškis smagiau. Kaip Aurimai reikalai? 4. Gerai. Gerai. Ką pagavom gerą. Karšių yra, sazanų yra, kuojų. Šiandien biškį mažiau, atrodo. Nu, gal, žinot, visų nepaklausinėjau, tai gal kažkas turi pasislėpę kokią 20 kg, kas taip žino. Dabar Arūnas užmeta, minutį laiko karšis yra.
25 minutės liko. Nu kaip žūklės menui sekasi? Valstybės parodys. Neblogai. Aišku. Žvejų tribūna. Jo. Panašu, kad taip ir bus. Panašu, kad taip ir bus. Vadinasi, kažką atradę stipraus ir daug treniruočių, daug patirties. Ir burtai gal gerai sukrito, dėl to ir yra. Tiek Ruslanas, tiek Artūras neblogai sugaudinė. Trečią valandą, liko 23 minutės. Ir nelabai matosi šitų karšių. Karšis stovi kažkur pradžioj sustojęs ir neina, o pakėlęs. Sunku pasakyti. Koja didesnė. Jo, pagauna karšių. Karšių yra. Mažiau negu vakar, bet yra.
pasisekė, kad tas turi po 10 karšių, dar viršaus turi. Tai daug nereikia, reikia tik tai, kad karšis būtų po 2 kilus 10 karšių, prašau. Tai kimba ir dieną tie sezonai. Trečioji krantinė, tai tarp sezonų šiandien yra kaip visą laiką jų, bet o dainos, skamba tas neblogai. O čia turi karšį? Ne, užsikabinė? Įdomus variantas. Janas Baranauskas turi karšių. Yra čia po biškį, yra kaip kas pagauna. Dalyvių 135 dalyviai. Abi pilnai krantinės užimtos. Pilnai. Čempionatas kitais metais vyks. Šnekėjau su Rolfu Bitinu, tai sako, panašus skaičius dalyvių ir bus. Ir 135 gal, 140. Ačiū, kas pasakė. Kitais metais bus stiprų. Tai galėtų tų karšių būti. Kitais metais gal daugiau negu šįmet. Bus įdomu. Nežinau, planuoju bent kokiam 4 dienom prieš varžybas važiuoti. Bent 2 dienas, kad pasižiūrėti treniruotės, kaip gaudo. Bet tikrai bus į ką pažiūrėti, atvažiuos rimtų sportininkų. Tai dabar lietuviai šiais metais kaunasi iš A lygos, kas pateks į rinktinę Lietuvos. Aristovijos
apsipūtęs, žinau, kad viskas gerai. Žinau, kad viskas gerai, tai pavargęs. Ričardas pasiėmė spikeriuką drožę. Įmanoma, čia su pikeriuku pagauti įmanoma. Kas moka su pikeriu gaudyti, tai čia tos smulkių žuvies, jeigu karšiau nėra, tai irgi gali pagauti. Nemažai. Gerai sekasi. Jo. Bet nedaug yra, ta prasme, kažkas atvažiuotų. Kažkaip mažiau. Tai sako, iš tą valdybos nukrina, parašė, gavo 600, tai kaip ir čia kambarys, startinis, ir ant maisto. Man nuvažiuoti. Kažkaip mažai būdavo. Per kitas varžybas privažiuoja daug vietinių, jo paskui laukia, kas vietą pasiimti. Jo, trauks sezonus bus. Ypatingai, kas nori sezonų, tai turi važiuoti trečią užsiimti. Apie tuos šlagbaumų, tai jau yra tų sezonų. Bet bėda ta, kad jie koliau bus kimba tik ant 12 pavadėlių, kad bus uždėdinė labai nori ima. Bet ant 12 tai išima kosmosą. Tiksliau kibimų būna daug. Sakė? Kada čia baigės tas varžybos? Trečią. Liko 13 minučių. Paskui bus apdovanojimai, važiuos visi čia, tai čia bus dar. Čia priektai gal mašiną pasisakyti. Apsisukti mašiną. Išvažiuoti čia paskos.
kurioje vietoje geriau? Trečioje. Trečioje siūlyčiau, nežinau, aš tai siūlyčiau trečioje, ten važiuoti link šlagbaumų, po Sezano. Tai. Pasiteisinęs. Liko 9 minutės. Pažiūrim, kaip Paulius gaudo. Ar šį Aslanas. Toks pusės kilo. Viskas Aslanas, aišku, viskas. Smulkmę visi gaudo. Varžybos vyksta Lietuvos dugninės meškerės čempionatas. Antras etapas Kirvytėje. Dalyvauja 135 žmonės. Žodžiu, liko 7 minutės kažkur reikia. Ir bus svėrimai prasidės. Paulius gaudo smulkmę. Pati pradžia Paulius buvo labai gera. Pirmų metimų tai gal kokią minutę laiko po startų iš karto karšiukas, paskui dar vieną, dabar gaudo smulkmę. Va nėra šituose vietuose, karšių nėra. Nėra ir viskas, ten nieko nepadara. Tai aš nežuoju, žiūriu. 6 minutės. Gerai, kad kažkas karšiai šimtų. Liko 5 minutės.
Donatas, matau, išėlė kažką. Koja nebloga, gerai. Ne kažką šiandien, bet šiandien ir ta zona Pauliaus tokia, kad labai kažką ir padarysi. Karščiau nėra, tai gaudau šašalą. Smulkmė visokie kojytės. Liko 5 minutės. Šeriukai kojytės. Gauna. Pas Ruslaną pažiūrėsim, gal į karšį įvynios. Nedaug, jau liko 3 minutės. Rytą patapykit per ekraną. Čia 1000 tapukų. Mažau klaibiški. Šiandien gal sumušim rekordą, ne? Čia nereikia daug pikerių. Karščius sėkmingai gaudė. Bet įdomi, kiek matau šėryklų. Tai ragai padaryti. Kitos visai be ragų.